Viešuoju kapinių registru gali naudotis visi, ieškantys palaidotų artimųjų jau suskaitmenintose kapinėse. Tiesiog interneto naršyklėje suvedus adresą cemeti.lt. Viešai matomi duomenys yra riboti. Galima matyti tai, ką matome būnant pačiose kapinėse. Galimi du paieškos būdai. Paieška pagal velionio vardą pavardę arba paieška pagal konkrečias kapines. Ieškant velionio pagal vardą pavardę į paieškos laukelį užtenka suvesti vardo pavardės fragmentus. Žindantis tikslesnius duomenis galima paiešką susiaurinti pasirenkant konkretų regioną, konkrečias kapines arba nurodant gimimo ar mirties metus. Paspaudus ant mūsų ieškomo velionio, sistema atveda iki ieškomos kapavietės. Matome, kuriuose kapinėse jis yra palaidotas, nurodoma kapavietės vieta. Galima peržiūrėti kapavietės nuotraukas arba užpildant specialią formą pateikti užklausą nuotraukų atnaujinimui. Paspaudus žemėlapyje mūsų ieškoma kapavietė bus paryškinta juodu rėmeliu. Spaudus ant pačios kapavietės matysime visus kapavietėje palaidotus veliones. Pastebėjus netikslumų galima užpildyti duomenų atnaujinimo formą. Jeigu atitolintume žemėlapio vaizdą, tai matytumėm, kurioje kapinių vietoje yra mūsų kapavietė. O taip pat yra galimybė pasinaudoti navigacijos pagalba, paspaudžiant ant konkrečios nuorodos. Žemėlapyje matysime, kurioje kapinių vietoje yra mūsų ieškoma kapavietė, o taip pat būnant kapinėse ir turint interneto prieigą, yra galimybė pasinaudoti navigacijos pagalba ir taip surasti ieškomą kapavietę. Taip pat yra galima paieška pagal kapinių pavadinimą. Tai vėlgi užtenka įvesti kapinių pavadinimo fragmentą. Paspaudus ant kapinių matysime kapinių bendrą vaizdą, taip pat nuorodą, kaip atvykti iki pačių kapinių ir kontaktinė informacija, kuri galima susisiekti su kapinės administruojančiais asmenimis. Paspaudus galima pakliūti į konkrečias kapines ir atlikti paiešką jau šiuose konkrečiuose kapinėse. Taip pat puslapyje galima rasti informaciją apie kitas siūlomas paslaugas. Apačioje yra pateikiama kita aktuali informacija, o taip pat Cemeti komandos kontaktai.